Norisi kažko saldaus yra dažniau minimas fenomenas, bet norisi kažko sūraus yra netoks jau ir retas ir būdingas tikrai ne vien besilaukiančioms. Ir skirtingai nuo pirmojo, iš tiesų svarbus gerai sveikatai ir savijautai. Tai vienas iš žarnyno smegenų ašies veikimo pavyzdžių. Pirmas skirtumas - poreikis orientuotas ne į sūrų skonį ir iš to kylantį malonumą, nes jis tikrai netoks jau ir dažnas, bet į natrio trūkumo mažinimą. Tačiau į balanso atstatymą atsakantis elgesys lygiai taip pat atneša dopamino ir sėkmės jausmą. Kitas įdomus aspektas tai, kad natrio ir vandens reguliavimas tarpusavyje yra stipriai susijęs. Jei natrio per daug, tai kyla troškulys, kad didesnis vandens kiekis atskiestų natrį, turimą vandenį vengiama šalinti, kyla kraujo spaudimas, o jei natrio per mažai, tai tada norisi kažko sūraus. Visa šia veikla rūpinasi inkstai, pagal natrio lygį nusprendžia ar vandenį sulaikyti ar šalinti, pogumburyje esantys osmoreceptoriai, kurie tikrina natrio kiekį kraujyje ir jei reikia įjungia kitus hormonus, pavyzdžiui, vazopresiną. Kraujo induose esantis baroreceptoriai, kurie reaguoja į kraujo spaudimo pokyčius ir čia dalyvauja netgi širdis, kuri reaguodama į kraujo kiekį ir spaudimą gali išskirti natrio šalinimą skatinančias medžiagas. Kylantis troškulio arba sūraus noro jausmai ir yra pagrindinis mechanizmas, kurio sukeliamas reikalingas elgesys. Taip visas organizmas mus stumia į vieną ar į kitą pusę tam, kad gautumėm reikalingų medžiagų. Skanaus, taikos ir ramybės.